klausytojai, šiandien aš Evelina Šimelionė, visai ne scenoje, visai ne savo muzikos klasėje, Miško mokykloje, o Kauno bibliotekoje, nuostabioje salėje ir tampu nuostabaus projekto pokalbio moderatorė. O projektas vadinasi Metai su knyga 2. Jį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir jis žada jums net 12 tinklalaidžių skaitymo tema su šio projekto ambasadoriais arba skirtingų profesijų specialistais. Tie žmonės dalinasi savo patirtimi skaitimo, rašymo gal net temomis, dalinasi savo knygų rekomendacijomis. Tai tie pokalbiai išties labai labai įdomus. O jūsų taip pat laukia dar vasaros susitikimai su sezono knygomis visose Lietuvos įvairiose bibliotekose. Taip pat, aišku, jūsų pamėgti konkursai socialiniuose tinkluose. Šio projekto organizatorius yra Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Ir šita viešoji dalis pristatymo projekto baigta ir man labai nekantru pristatyti šio pokalbio viešnią Erika Žekaitė Vaišnienė. Teisingai pasakiau? Teisingai. Ir dabar pristatysiu, kasgi yra mūsų pašnekovė. Neonatologė. Labai ilgai mokinausi pasakyti šitą žodį taisyklingai ir iki šiol dar nesu tikra, ar teisingai sukirčiavau. Vaikų ligų gydytoja ir mamitologijos autorė. Tai grįžkime prie to, Erika, neonatologė. Visai komandai, kas prisideda prie šių laidų kūrimo, tikrai buvo neaišku žodis ir sakiau, tai tiesiogiai paklauskime mūsų pašnekovės, kasgi tai yra, kad tu savai žodžiais ir aiškiai mums visiems papasakotum ir mūsų klausytėm. Nežinau, kodėl šis žodis yra toks sunkus naudojimas, nes galima labai paprastai pasakyti, tai yra tiesiog naujagimių gydytojas. Žmogus, kuris gydo ir prižiūri vaiką nuo gimimo iki kol jiems eina 28 dienos. Aha, o aš galvau, kad iki metų, kol vaikas nebe kūdikis. 28 kūdikius prižiūri vaikų ligų gydytojas. Tai iki 28 dienų prižiūri naujagimių gydytojas. Net jeigu yra vaikas neišnešiotas, tada tos 28 dienos po numatyto gimimo termino yra labai labai toli, kartais 3-4 mėnesiai, nes jie gimsta per anksti. Ir vėliau tuos vaikus prižiūri vaikų ligų gydytojas. Tai kadangi aš esu ir tas, tai prižiūriu nuo gimimo iki 18 metų ir tai yra tikrai labai platus diapazonas pacientų. Tikrai labai platus. Taip. Ar jau turit užauginus iki kiek? Koks vyriausiasis pacientas? Nesu užauginusi, nes pati neseniai dirbu. Iš esmės dirbu, kaip rezidentė dirbau 5 metus ir dabar kaip gydytoja dirbu dar tik tais nuo lapkričio. Bet tikrai yra pacientų, kuriuos prisimenu, kai jie gimė, kai tarkim aš buvau 1 metų rezidentė ir jiems jau jie yra mokyklinukai. Tai labai smagu pamatyti ir tikrai nei vieno iš jų net pažinčiau gatvėje, nuo to, kuris gulėjo inkubatoriuje, iki to, kuris eina į mokyklą, nes jie labai labai pasikeičia. Tai tikrai nesumeluosiu, kad šeima susiduria su jumis pačiu tokiu ypatingiausiu, jautriausiu momentu, tiesa, nes vaiko gimimas šeimai yra toks tikrai labai ypatingas dalykas ir jūs būnat šalia ir jeigu ankstukas gimsta, tai ir padedat ir prižiūrėti ir tampate toks, nežinau, jeigu atramos centras turbūt, kai sakau, visą laiką norisi gydytojais pasitikėti kaip draugais, tai tikiuosi, kad su šeimomis taip ir jums yra tas ryšys ir pagalbos rankos tokios pačios pirmos, tiesa? Taip, dažniausiai būnu tas žmogus, kuris turi pasveikinti šeimą ir kartais pranešti nemalonę žinią, kad dėja, bet vaikas negali pasilikti su mama. Tai tokios akimirkos tikrai nebūna labai smagios, bet aš visą laiką stengiuosi žvelgti kažką pozityvaus ir tada bent jau tėtį pasiimti, kad palydėkit kartu, sužinosit, kuris su vaikutis bus, nes dažniausiai vis tiek viskas baigėsi gerai. Didžioji dalis jų užauga sveiki ir laimingi. Ir turbūt pas mus darbe daugiau džiaugsmo negu liūdesio. Ir nors tėvams tai būna labai baisi ta pradžia, kai, sakykime, mato, kad mes gaivinam vaiką, kad jam reikia deguonės, kad jis važiuoja į kitą patalpą, bet mes žinom, kad viskas bus gerai, čia yra laikina ir stengiamės tiesiog su šypsena pranešti tėvams, kad kai tik tai galėsite, tai būsite kartu. Vaja, net man toksai galvoju, kokios tas ypatingos dienos, tikrai ir pati prisiminiau dabar savo visas patirtis ligoninėje, tai
Dabar žiūriu tokį, atrodo, labai labai šviesų veidą ir šviesę asmenybę ir galvoju, jeigu mane būtų nuraminus tokia gydytoja, gal man būtų tą akimirką lengviau. Tai čia mano patirtis, bet toliau apie jas gal nebekalbėkim. Vaikų ligų gydytoja ir mamitologijos autorė. Ir pagalvojau, žiūrėkit, neonatologija ir mamitologija. Čia sujungėt du žodžius, ar ne, kurie jums taip... puikus pavadinimas. Kažkodėl pasižymėjau, kad tikrai puikus pavadinimas ir paklausti, kodėl sugalvojot. Va taip, ne tik gydytojas kabinete, ne tik įstaigoje dirbti, bet ir užsimti dar tokia veikla, kaip sukurti mamitologijos į grupės čia tinklalaidę ar Paskyra, iš Taip, esmės paskyra. yra taip. Tai kai sugalvojau, kad noriu rašyti socialiniuose tinkluose apie vaikų ligas žmonėms suprantamą kalbą, tai, ieškojau to pavadinimo ir man jis tikrai nėra taip, kad visą laiką patiktų. Aš kartais galvoju, kad jau reikėtų gal jį pakeisti, bet jau per daug kelio nueita, kad galėčiau pakeisti. Ne, puikus pavadinimas. Tai logos yra mokslas, ar ne? Tai aš norėjau tiesiog kalbėti apie dalykus, kurie yra pagrįsti mokslo, sklaidyti tuos mitus, kurie yra visuomenėje populiarūs. Ir mamologas tai yra krūtų gydytojas. Tai Irgi susiję? Taip, tai čia tikrai negali tiesiog paimti ir pavadinti savo socialinių tinklų šito pavadinimu. O mamytės tai yra tiesiog toks lietuviškas mažybinis žodis, tai taip ir susijungia ir gavosi mamitologija. Taip. Kas nežinote, taip tikrai susiraskite, nes aš išduosiu paslaptį, kai aš rašiausi šiam pokalbį, aš tikrai jūsų nepažinojau, Erika. Ir tada pradėjau ieškoti visos informacijos, nes vis tiek turiu pasiruošti moderuoti pokalbį. Ir tuo metu mano 2 vaikai sirgo namie. Ir aš įsijungiu ir galvoju, kaip laiku ir vietoj man jūsų įrašai, aš tiek nėriau ir man buvo tiek įdomu klausytis, nes iš tikrųjų, ką ir sakot, mokslas, logos ir paprasti dalykai, paprastai žmonėm paaiškinti, o ne gydytojų kartais nesuprantama rašysena ar ten kalbom, kas mums čia iš tikrųjų yra. Ir tikrai nustebino, kad labai paprastai, labai aiškiai, turinys pateiktas, labai vietomis ir smagiai. Jūsų knyga dar parašyta irgi Puoduko reikalai. Irgi. Puikus pavadinimas, aiškiai. Kam yra kokių neiškumų, tikrai Erikos knyga tenai jums pagelbės su šitais reikalais. Tai galvoju, ne visi gydytojai tikrai neria į tokią, sakyčiau, avantūrą ar kitą veiklą, padėti žmonėm, kas dabar mums tikrai aktualu socialiniuose tinkluose, kalbėti paprastai. Ar tai yra susiję, kad jūs kažkada norėjot rašyti arba kažką pasakoti žmonėm, nes tai irgi ne visiems duota. Kaip čia viskas prasidėjo? Taip, tai turbūt yra su to susiję, nes jau kai buvo man kokie turbūt 4-5 metai, aš namuose vesdavau pokalbių laidas, bet dėja netapau. Bet dabar moderatorė. Aš irgi nesu moderatorė. Tai aš suprantu. Tai tiesiog pasisodindavau šeimos narius ir sakydavau, dabar jūs klausysite pokalbių laidos ir aš juos kalbindavau ir taip toliau. Tai patiko man visą laiką labai ir rašyti, ir skaityti, ir daryti viską, kas yra susiję su tuo. Nes tas skaitimas irgi tam tikrą prasme, kad aš parašyčiau Instagrame įrašą kažkokią temą, man neužtenka tiesiog, aš neatsiverčiu vadovėlio ir jo nenukopijuoju. Aš perskaitau daug literatūros, ją susisteminu ir tą pateikiu žmonėms jiems suprantamą kalbą. Tai turbūt daugiau netgi yra skaitimo negu rašymo tame. Ir aš iš tikrųjų ilgą laiką norėjau stoti į žurnalistiką arba į teisę. Mane labiau domino tie humanitariniai mokslai. Ir muzika labai domino ir tik vėliau supratau, kad ne, gal visgi čia tegu lieka hobis, o stojam tada kažkur su tiksliaisiais mokslais, su gamtos mokslais. Tai taip, tai tikrai nėra atsitiktinumas, nes labai mėgstu visą laiką kalbėti, man nėra baisu pristatinėti kažką ir universitete irgi būdavo, kas nori kažką pristatyti, tai tikrai nebūdavau tas žmogus, kur slepiasi kamputyje. Tai... Bet jūs dabar turite 2 tokias svarias savo mėgstamas veiklas, tai irgi turbūt didelė dovana būti tokie... visapusiški, sakyčiau, ar ne, ir mokslo labai daug, nes norėjau klausti, kaip tik medicinoje, kai reikėjo studijuoti, tai turbūt tikrai nebuvo laiko skaityti kažkokios grožinės literatūros dar šalia. Ne, dėja, bet ne. O kaip dabar? Dabar yra ir aš stengiuosi, aš iš tikrųjų visą laiką galvoju, kad knygos skaitimas yra toks kaip sportas. Reikia tai daryti, kad tu jaustumėsi gerai. Ir aš esu įstikinusi, kad skaityti žmonėms reikia ir kad jeigu žmonės sako, kad nemėgsta skaityti tik dėl to, kad jie dar nebuvo paėmę į rankas geros knygos, tai dabar aš tikrai skaitau labai dažnai ir man toks, jeigu dieną pavyko paskaityti, tai jau diena yra gera.
bet per studijas tikrai nelikdavo laiko, nes reikėdavo labai daug skaityti kitos literatūros ir tiesiog tas regėjimas ir taip labai labai nuvažiavo žemyn. Tai svajojau iš tikrųjų, kaip pabaigsiu mokslus, kaip galėsiu skaityti vėl grožinę literatūrą. Ką dabar skaitot? Dabar baiginėju Anxious People skaityti. Angliškai tą knygą skaitau. Ir dabar jau stovi nauja knyga, nupirkta Gliukozės revoliucija. Nesu ne vienos perskaičius, čia jau galim sakyti, rekomenduojam, jeigu jau čia kažkas susidomėjo, paskaitykit. Norėjau klausti, ar turit ramiai laiko paskaityti, čia 2 skirtingi dalykai ir dabar išgirdau, kad skaitimą asocijuojat kaip sportą ir galvoju, mano visai čia klausimas netinka. Ramiai paskaityti ir kaip sportas, bet gal visai tinka. Tinka. Nes skaitimas geras man yra toksai, kai neskubi, kai esi savo mėgstamoje vietoje, pavyzdžiui, terasoje, su kava, su kokiu nors skanėstu. Ritualas, nieks netrukdo. Taip, nėra vaikų namuose, nėra vyro, jis ten kažką užsiėmęs ir tiesiog tyliai ramiai skaitai. Telefonas kuo toliausiai padėtas. Tai aš tiesiog planuoju dieną taip, kad bus laiko paskaityti. Pavyzdžiui, jeigu aš eisiu 8 valandą vakare į budėjimą, tai dienos metu tikrai įterpiu tą valandą, kad galėčiau atsisėsti ramiai ir paskaityti. Vau, tai čia toksai ir įprotį dar savo ugdote. Bandau ugdyti. Nes man knyga asocijuosi su kelionė kur nors, arba irgi su poilsiu, kur aš apie nieką negalvoju. Ir jeigu diena suplanuota, kad man kažką reikia veikti, aš nežinau, ar ten atsiras ta valandėlė, kad aš knygą paskaityčiau. Nebent kalbėjome ir praeitoje tinklalaidėje su rašytoju Karoliu Klimu, kad mašinoje važiuojant galima klausyti audio knygą. Ar taip tenka daryti? Ne, aš nemėgstu audio knygų. Man atrodo, kad knyga turi turėti kvapą ir fizinį pavidalą, bet aš klausau įvairias tinklalaidės ir dažniausiai tai būna medicinė tematika, kas nors, nes kam skaityti, jeigu gali paklausyti, kas naujo pasaulyje atsirado tam tikromis temomis. O dabar daugiausia klausau norvegiškai, nes mokus norvegų kalbos, tai tiesiog važiuoju ir klausau ir bandau ten kalbėti su tuo žmogum, nelabai gaunasi, bet... Kodėl norvegiškai? Nes važiuoju sekmadienį stažuoti į Norvegiją ir jie pageidauja, kad žmogus mokėtų nors kažkiek jų kalbą. Vau, kaip įdomu. Tenka važiuoti, o kiek laiko trunka stažuoti ir kiek čia laiko pasiruošti išmokti nors kažkiek norvegiškai? Tai tą stažuotę aš pati susieškau vietą, tai nebuvo, kad mane kažkas pasiūlė, kad važiuok, nes tikrai yra poreikis dirbančių gydytojų ir čia. Bet labai norėjau kažką pamatyti naujo, pažiūrėti, kaip dirba kiti. Susiradau tą vietą, tai kol kas tik 3 savaitėm, bet manau, kad užteks. O kalbą mokytis pradėjau pernai vasarą, taip nestipriai, po truputėlį, bet su mokytoja dirbti pradėjau jau nuo vasario gal ar nuo kovo. Tai... Sunki kalba, reikia laužyti liežuvį? Gal nepasakyčiau, kad sunki, tiesiog suprantu, kad bus šokas, nes jie kalbės greitai ir jie turės savo daug dialektų, bet šiaip aš labai esu pozityviai nusiteikus ir man ta kalba labai graži ir aš galvoju, vis tiek kažką išmoksiu, vis tiek nors kažką pasakysiu. Tai didžiausias sėkmės. Tikrai prireiks. Galiu sakyti. Taip, žinoma. Minėjai, Erika, kad filmavai laidą ir šiaip norėjai žurnalistiką studijuoti. Ar anksti pradėjai skaityti knygas? Ar tai nuo tėvų atėjęs toks įprotis, ar reikėjo tave raginti skaityti knygas, ar pati kažkaip atradai tą rašytinį pasaulį? Ne, man nereikėjo raginti eiti su draugais kur nors. Kita pusė. Taip, aš anksti labai pradėjau skaityti, aš jau buvau 5 metų susikrovusi savo kuprinytę odinę, kurią man padovanojo močiutė ir buvau pasiruošusi eiti į mokyklą, nes mano tėvai labai daug dirbo ir aš pagrinde daug laiko leisdavau su seneliais. Tai žinot, kaip tie vaikai su seneliais, kurie būna, tai jie tokie užimti. Taip, Erikute pasimokom raideles, tai einam pasprendžiam uždavinuką kokį. Ir mano senelis savo kambarį turėjo visą sieną tokių lentynų pilnų knygų ir aš tiesiog eidavau, jas uostydavau, skaitydavau, žiūrėdavau ir tikrai labai anksti pradėjau skaityti ir atsimenu, gal 7 metų perskaičiau Erškėčių paukščiai, tada sužinojau, kas yra menstruacijos ir dabar galvoju, ankstokai buvo tai knygai, bet, žodžiu, skaitydavau daug. Po to tas susidomėjimas kažkur pasimetė, nes mano supratimu tai mokyklose yra žmonėms žlugdomas noras skaityti. Gal dėl prievartos, dėl vertimo? Taip, su to priverstiniu, tarkim, yra kūrinių, kurie tikrai žmogui gali nepatikti, vaikui nepatikti ir tu turi juos skaityti.
Tai tada buvo sunkesnis toks metas, neskaičiau knygų, o po to kokioje 10 klasėje vėl pradėjau daug skaityti. Jau ten ir egzaminai, mes čia kaip tik kalbėjom apie, neprivalomų knygų sąrašą. Taip. Tai irgi, kur šalia atrodo tų tuntos storiausių privalomų ten literatūros lietuviškų knygų tiesiog neįmanoma atrasti laiko dar paskaityti tai, ką tu norėtum. Taip. O jeigu tu ir nežinai, ką tu norėtum skaityti ir tau nieks nepasiūlo to daryti, tai iš vis, tai kokią man čia knygą imti ir apskritai. Nors dabar irgi galvoju, buvo vienas interviu, kurio klausiau ir sako, jūs kalbate apie internetinį turinį, kad labai daug čia visko vaikam ir ne vaikam, žodžiu, kaip čia atsirinkti, bet sako, įėjus į knygų mugės visus tuos, kaip jie vadinasi, į pastatą Litexpo, ar ne, kur vyksta suskirstyti, žodžiu, tie, pamešiau žodį, sako, ir ten atrodo pasimeti tarp knygų ir tu nebežinai, kur yra gera, o kur ne, o čia atrodo atrinktos knygos ir tu turėtum susigaudyti. Tai reikia iš tikrųjų ugdyti kažkaip tą skonį, kas man patinka iš tikrųjų, ir jaunam žmogui, man atrodo, čia reikėtų labai labai gerai padėti ir tai turėtų daryti mokytojas mokyklai, nors ne visą laiką taip įvyksta. Gerai. Taip, grįžtant į vaikystę, priartėjome prie man tokio labai svarbaus klausimo, kai skaičiau įrašus Instagrame apie jūsų visus pastebėjimus. Aš teatre kurdama spektaklius kūdikiam ir iki mokyklinukam labai dažnai pabrėžiu skaitymo, rašymo gal ne tiek, bet skaitymo ir ypač tėvų buvimą su kūdikiais, kitoje aplinkoje, ateiti į teatrą, buvimo veiklos kartu su jais. Ir radau nuostabų įrašą, kur lygiai tą patį nuomonę girdžiu. Erika kalba lygiai taip pat. Ir truputėlį noriu pacituoti, kad ta meilė knygoms ir susidomėjimas jomis nėra neginčiama duotybė. Jeigu mamai ir tėčiui įdomus tik planšetinio kompiuterio turinys, kodėl vaikas turėtų žiūrėti nejudantį ir negrojantį, kartais net nespalvotą knygos puslapį. Ir sako, mano vaikas neskaito, ką man daryti. Arba skaitau ir jis verčia vis kitą puslapį, neturi nekantrauja, ar ne? Taip. Man neįdomu. Aišku, vienas dalykas, aš suprantu, kad yra tėvam neįdomu. Taip. Kaip lygiai taip pat yra žmonių, kur man neįdomu žaisti ir aš netrandu man patinkančios veiklos su vaiku, kad jūs galėtumėte veikti, nes vaikas jaučia tai, kad tau neįdomu, tai kodėl man turi būti įdomu, jeigu tu man kiši ar ne tą knygą. Ir aišku, ragina čia nepasiduoti ir bandyti dar ir dar. Taip. Taip. Kur paprašysiu pratęsti, nes ne viską specialiai skaičiau, daugelis mūsų net nežinome, kad knygų skaitimas susijęs su geresniu smegenų vystymusi. Ir buvo tyriami 3-5 metų amžiaus vaikai, vertinti jų kalbos bei kiti įgūdžiai, o vėliau ir pačios smegenys. Atliktas smegenų magnetinio rezonanso tyrimas, įvertinus baltąją smegenų medžiagą, pastebėta, kad tie vaikai, kurie skaito knygas, kuriems tėvai skaito knygas, jų smegenys susiformuoja geriau, susiformuoja daugiau tų jungčių, kurios yra atsakingos už kūrybą, už mąstymą, už dėmesio koncentraciją. Ir aš tikiu, kad taip ir yra, nes mes tikrai matom tos vaikus, kurie skaito knygas, kaip jie sklandžiai mokykloje skaito, rašo, kaip jie mąsto, bet aišku, mes negalim vaikų priversti skaityti, jeigu jie neturi tam laiko. Tarkim, čia nukrypsiu nuo temos šiek tiek, mano pačios 4-okas labai stipriai skaitė knygas 1 klasėje, o vėliau tiesiog tas namų darbų kiekis, jį taip, ta prasme, tiek daug jam užduodama namų darbų, kad jis tiesiog prašo, ar galiu eiti į lauką tiesiog paspardyti kamuolį, ir aš suprantu, kad taip jam judėti irgi labai svarbu, tai tada bent jau mes skaitykim vaikams ir bent jau mes kalbėkime su vaikais, ne tai, kad pusę lūpų, ką čia darai, mama, verdu sriubą, bet papasakokim, kodėl mes verdam sriubą, kaip mes ją verdam ir kalbėkim su tais vaikais, nes iki 2 metų yra tas kritinis laikotarpis, kada vystosi vaiko smegenys sparčiausiai ir per pirmosius metus daugiausia apskritai tų neuroninių jungčių susidaro. Ir jeigu taip yra, kad tarkim pirmosius metus vaikas gauna užuot žmogaus veidą ir bendravimą gauna, sakykime, ekraną,
iki 2 metų iš vis nerekomenduoja mokslininkai jokių ekranų. Tai gaunasi taip, kad kartais tenka diagnozuoti specialistams tą vadinamą vaikystės ekraninį autizmą, kuris yra susijęs būtent su ekranais, dėl ko vaikai, sakykime, nereguliuoja savo emocijų, negali sukaupti dėmesio, neužmesga ryšių, negali žiūrėti į akis, neatsiliepia savo balsą. Tai yra iš tikrųjų tokia gana apsunkinta situacija, ar ne? Bet tai pašalinus, tarkim, tuos ekranus iš vaiko gyvenimo, kartais tai būna grįžtamas procesas, bet ne visą laiką. Nes... Ir ten taip nuosekliai dar yra, mačiau dabar pilna visokiausių kursų, kaip mažinti ekranų laiką. Kaip priklausomybė kažkokia. Taip, kaip priklausomybė, taip. Ir sako, kad net kartais lengviau gydyti nuo alkoholio priklausomybės negu vaiką nuo ekranų. Tai čia yra žiauru. Čia yra tokia opi problema. Aš net sakau, statydama vieną spektaklį irgi daviau interviu, kur sakau, tikrai noriu pacituoti. Eina mama su vežimėliu, kur verkia vaikas. Ir jinai eina pavargus, matau, ramina, ir eina kitas vežimėlis, kur tylu. Vaikas ramiai guli. Ir sakau, kokie vaikai skirtingi, tiesa, vienas yra ramus, o kitas, taip reiškia emocijas, gal jam tikrai kažkas negerai, gink dieve, aš ten nesikišu, tiesiog stebėjau iš toli, ir kai prie manęs privažiavo arčiau, vaikui ten buvo vos metai. Tame vežimėlyje prie gaubto buvo pritaisytas ekranas. Aš šito vaizdo nepamiršiu niekada. Va tada aš taip norėjau įsikišti, bet tiesiog neleidau savo tą akimirką, bet labai daug kam šitą pasakoju kaip prastą pavyzdį, iš tikrųjų labai labai prastą pavyzdį. Nežinau, sunku auklėti vaikus, sunku juos auginti, tai yra tikrai sudėtingas kelias, bet jisai turi kitų pliusų, kaip pati Erika rašė, jie labai greitai užauga. Tiesa, ir reikia praeiti su jais tą etapą, kažkaip kokybiškai suvokti, kas vyksta, kiek mokslinių tyrimų, kas vyksta jų smegenyse ir apie jų poreikius pagalvoti ir ką mes jiems duodam. Tai iš tikrųjų patarimas iš gydytojos lūpų. Mažiau ekranų. Iki 2 metų iš vis negalima. Nedarykite to namuose. Jo, čia tikrai labai apie... Daug man vaizdinių iškilo dabar, bet iš tikrųjų skaitimas, dar norėjau paklausti, gal jeigu aš neklystu, skaitimas kartu su vaiku iki net 9 metų gali būti? Tai iki kiek nori, bet vaikas... net rekomenduojama, kad nenustokit, išėjo vaikas į mokyklą ir jisai jau tapo čia labai suaugęs. Pats skaito maždaug. Tai jūs jau nebeskaitykit. Taip. Nes man atrodo dar tai, ką ir pati sakai, buityje kalbėti, daug pasakoti ir vaizdžiai pasakoti irgi yra labai didelis privalumas, nes kalbos po to mes susiduriam mokykloje su šita problema, vadinkim taip, kad tie, kurie ir negirdėjo, ir žodyno neturi, ir skaitimo įgūdžių neturi, ir tada viskas eina į kalbos raišką. Taip. Yra 2 žodžiai nupasakojantis tam tikrą veiksmą, žodynas yra labai labai siauras ir net kalbos aparatas net sunkiai juda ir sunkiai pasiduoda kalbėjimui apskritai, o dar istorijos papasakojimui arba dar kažkam, tai ten prasideda labai didelės problemos. Ir aišku, koncentracija, susikaupimas į užduotį irgi yra labai labai opi problema mokyklose. Nesuvaldo šitako. Aš galvoju, kad iki darželio turėtų tai įvykti. Darželio auklėtojai turi labai mokinti koncentruotis, kad jau mokykloje su šita problema nesusidurtų. Žodžiu, išsiplėčiau, čia dabar aš kalbu. Ne, tai viskas gerai, labai įdomu paklausyti. Šiaip iš tikrųjų, tai man atrodo, kad tiesiog tas žodynas vaikų yra labai skurdus, ir mes labai esam užsiėmę. Ir aš savo knygų, bet irgi apie ką rašau, kad kaip čia tą vaiką atpratinti nuo sauskelnių. Tiesiog būkit su tuo vaiku, nes tikėkit, kad jis viską išmoks pats, nes kai tu būni su vaiku, tu pastebi, ką jis daro, ir jis mato tave ir tavo atgalinį ryšį, tai viskas vyksta šiek tiek kitaip. Ir iš tikrųjų liūdna, kai ketvirtokai nežino, kaip tas daiktas vadinasi, baklažanas. Ta prasme, daržovių, nežino pavadinimų, vaisių pavadinimų, įvairių daiktų pavadinimų. Ir mes dabar kaip tik su savo sūnum skaitom vakarais Moby Dicką, kas yra tikrai sunki knyga ketvirtokai. Ir jis manęs klausė, o Dieve mama, kodėl šitie žodžiai vartojami, nes ten toks yra platus žodynas. Ir sakau, žinokit, yra parašyta 1850 kažkelintais metais ir sakau, kokių žodžių tada buvo ir kaip žmonės vartojo, koks buvo platus žodynas. O dabar mes iki tiek susipaprastinę, kaip sekėsi. Gerai, blogai,
ai, nieko, nežinau, šiaip sau. Dar vienas yra, nei žodis, nei kas, gal bus girdėta. Na, Man šita melodija, sakau, kaip sakė, sakau, kas čia per žodis yra? Suprask, nežinau, gal kažkokios net intonacijos. Nesivarginam išsižioti. Kad net prasižioti sunku, tarsi. Čia mano pačios vaikas, tai aš galiu sau leisti cituoti. Žiūrėk, tai neleidžiu šitą daryti. Mes jau pasijuokėm. Dar norėjau grįžti prie to klausimo, kur pati raginai, tai nepasiduokit. Mokinkit, būkit kartu. Gal yra koks sąrašėlis, kaip būdų, kaip nepasiduoti ir kaip sudominti tą vaiką skaityti. Kaip pačiam nepasiduoti visų pirma, tai yra klausimas. Tai va, čia pirmiausia reikėtų sakyti, kaip pačiam skaityti tas knygas. Nu, nebūtinai gal knygas galima bet ką skaityti, juk straipsnius galima skaityti, žurnalus, būtų laikraštį pasiemi su vaiku. Nu, kas čia tokio? Gerai. Vasario 26, sūnau. Pažiūrėkime, kad Lietuvos rytas praneša. Kaip įdomu būtų, gerai šiandien. Mes šiaip labai daug keliaujam, labai daug važinėjam visur ir tiesiog automobiliai yra visą laiką daug knygų. Aš jas perku nuolatos tas knygas ir tikrai jiems nėra taip įdomu kaip koks nors kitas dalykas. Tai yra berniukai ir jie yra tikrai tie tokie tipiniai berniukai, kuriems pasimušti, išeiti lauką su draugais, žodžiu, eiliniai vaikai. Tai jie tikrai tų knygų skaityti per daug nenori, bet jeigu aš pasakau, kad aš jiems paskaitysiu, tai tada jie nori, nes jie tikrai pasilgsta mamos turbūt ir nori kartu pabūti. Ir tai va, tai kaip minėjau, visų pirma, neturi būti pagundų. Pavyzdžiui, automobilyje žino, kad jie negaus ekranų. Ten gali jie, nežinau ką daryti, ta prasme, gali verkti, rėkti, mes tiesiog pasigarsime muziką su vyru. Ribos. Taip, pirmas tikrai, yra ribos. Va, būtent, labai geras pavadinimas. Tiesiog nėra ekranų, viskas. Dabar, prašau, jeigu nori, va, yra viena knygutė, kita knygutė, galit pro langą žiūrėti, galit viens į kitą žiūrėti, ką jūs norite, jūs veikit, galit miegoti. Tai vis tiek tą knygą pasiims į rankas. Ir kitas dalykas, tai aišku, sudominti kartu su vaiku skaitant. Tai mes tikrai labai dažnai susėdam vakare ant lovos ir aš sakau, gal jūs nori, kad aš kokią nors jums knygą paskaityčiau, išsirinkite abudu po vieną ir jie tada bėga, išsirenka tarp tų knygų. Jo, aišku, tada susipyksta visą laiką, kurio pirmo skaitysim knygą, bet tai va tas ir yra, kad aš kartu su jais skaitau ir tai nėra, kad tik tai skaitau, bet ir, pavyzdžiui, sakau, kaip tau atrodo, kas bus toliau, kaip tu manai, kodėl jis tai padarė, tarkim, va, tokių visokiausių klausimų, kur tu skatintum juos mąstyti, kad nebūtų tik tai, čia kažką mama skaito, aš čia maždaug į sieną žiūriu. Ir jie tada įsitraukia ir jiems būna įdomu. Aišku, kitas dalykas, dar kiti tėvai užprotestuoja ir kad mes laiko neturim ir taip toliau ir sako, bet aš ten planšetai duodu labai kokybišką turinį. Ten, pavyzdžiui, spręsti užduotėlės ir taip toliau. Kaip į tai reaguoti? Aš manau, kad ekranų nereikia demonizuoti, nes mes nuo jų nepabėgsime ir vaikai tikrai gali naudoti ekranus nuo 2 metų. Iki 2 metų aš manau, kad užduotėlės galima daryti ir fiziškai, tiesiog piešiant, lipdant, terliojant kažką. Vyresniam vaikui tikrai ekranas gali būti išsigelbėjimas, pavyzdžiui, kraujo tyrimo ėmimo metu, ar ten, sakykime, kai labai reikia kažkur ilgai laukti ir tikrai labai yra sunku. Aš nesakau, kad visiškai niekada jų negalima, bet iki 2 metų tikrai galima vaiką kitaip nukalbinti, o nuo 2 metų turėtų būti ribojamas tas turinys ir taip jis turi būti kokybiškas. Bet užduotėlės, aš nežinau, ar ten labai lavina smulkiąją motoriką ir apskritai viską, jeigu jis daro viską ekrane, jis nejaučia tų tekstūrų, jis nejaučia, jis savo rankos, jis ją netaip valdo. Tada... Taip, jis ją netaip valdo, kaip, sakykime, su vienu pirštu. Tai aš jau geriau būčiau, sakykime, jeigu tarkim, ką mano vaikai žiūri, kur tikrai mes nesame ideali šeima ir kartais jie įsijungia ten kažkokią nesąmonę YouTube ir aš tada pradedu bartis, bet šiaip iš esmės aš stengiuosi jiems tada sakyti, žiūrėkit ekraną didelį, o ne mažą, tai yra televizorių, atsisėskit toliau, o ne ten sulindę susikūprinę ir tada jūs žiūrėkite filmą, kur yra kažkoks tai moralas, istorija, o ne šiaip ten važinėja džipai, viens kitą ten daužo ir panašiai. Jūs patys tos džipus daužykit laukia, jeigu norit, bet nežiūrėkit, kaip tai daro kiti vaikai, nes tai nėra naudinga. Ir dar kartais sakau, kad tiesiog žiūrėkit angliškai, nes jau vyresnis sūnus nori, tai sakau, bent mokystės kalbą tada. Aš klausau ir tiesiog glostau savo, tai tą darau. Yeah! Aš gerai viską darau. Tai tikiuosi, kad padės ir mūsų klausytojams šie patarimai. Tikrai reikia suvokti jų naudą ir prasmę, nes ateityje turėsim padarinių ir pasiekmių, žodžiu, šitam dalykui. Aš noriu pabaigai sužaisti vieną žaidimą. Nes galvau, mes kalbam apie vaikus, kažkiek prisimenėm savo vaikystę, kalbam apie rašymą ir skaitimą. Ir galvau,
ką man čia pasiruošti ir galvoju, reikia nukeliauti savo vaikystę, ką aš žaisdavau su mama. Ir kol važiavau autobusu į Kauną, parašiau tokį žiūrėk. Čia galima bus užsidengti. Žaidimas tikrai, galvojau, mes neturėjom jokių planšečių, mes neturėjom jokių kompiuterių, žaisdavom kieme ir tada prisiminiau tuos atvejus, kai sergi ir esi namie ir tau niekur negalima eiti. Arba net ir palatą ligoninę, ar ne, ir reikia suktis, čia mūsų kartos tėvam. Taip. Reikia suktis, ką su tavo vaiku pažaisti ir kaip čia užsimti. Mes žaisdavom Respubliką laivelį, yra toksai, mintys. Tada žaisdavom kryžiukai nuliukai ir žaisdavom šitą žaidimą, kurį dabar sužaisime kartu. Aš paėmiau 2 knygas. Tai yra, dursim į knygą, susirasim raidę. Gerai, Erika. Gerai. Pasakysit, kokia raidė ir tada turėsim rašyti moterišką vardą, vyrišką vardą, miestą, augalą, gyvūną ir daiktą. Žaisdavom šitą. Taip. Tai, žodžiu, bet kur atsiverčiu, ar ne? Durk. Nežiūrint. O, taip. Durk. G. G raidė. Važiuojam, vieną kartą sužaisim. Čia tau, o čia man. Pradedam, užrašom G. Ten, matai? Tada skaičiuosim taškus. Kas pabaigiam, sakom stop. Gerai? Gerai. Jau rašai? Čia reikia kuo greičiau? Nu, kas užrašo, tas sako stop ir tada stabdom. Gerai. Gerai? Važiuojam. Stop. Kokiam? Ties daiktų sustojau. Gerai. Neįskaitomai kaip gydytoja rašiau. Aha, aš irgi labai Jeigu baisiai sutaps, rašiau. mes išbraukiam. Moteriškas vardas Gintarė. Gerda. Vyriškas vardas Gustas. Gytis. Miestas Goteburgas. Garliava. Augalas Gėlė. Gyslotis. Gyvūnas Gandras. Gyvatė. Daiktas. Tai neparašiau. O mano gumytė. Ir prisiminiau vaikystę, kaip gumytė šokinėjom. Gumytė. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai aš rašausi 5, ar ne? Gerai. Ir taip žaistumėm dar kurį laiką, durstant raidės ir ieškoti skirtingų raidžių. Smagu buvo? Smagu, čia gerą priminiai. Tikrai, va, dabar važiuosim į kelionę ir reikės vaikams kažką duoti. Jėga. Jo, pažaisti. Tai ačiū, Erika, kad buvai. Ačiū, kad Tai ačiū sužaidei. tau labai. Ačiū mūsų žiūrovam, kad klausot. Laukit kitų laidų. Iki. Iki.